Šiandien bus antra dalis knygos skaitymas. Žiūrėk, aš negaliu žiūrėti į kamerą, nes žiūri ne ten, aš mokausi žiūrėti į tą žalią tašką, man gerai sekasi. Aš priprasiu žiūrėti ne į savo atvaizdą, o į šitą žalią tašką. Tai mes skaitom knygą, man 50 ir aš dar gyva. Labai geras kūrinys. Matai, knyga su manim visur vaikšto tokia patampyta, visur aš ją nešiojas su savim, kol aš perskaitysiu, nes išties tokia didelė, aš pusę perskaičiau ir šiandien bus antra dalis, o antra dalis yra pirmas skyrius. Apie pusamžį ir viduramžį. Viduramžį, geras, kaip apie viduramžius, ne? Gotika viduramžiai. Jokio savo jubilėjaus aš nebijoju taip stipriai kaip 50-mečio. Šis skaičius visiškai nelipo prie manęs ir atvirai pasakius sunkiai limpa iki šiol. Likus kokiam pusmečiui iki šios datos, nutiko labai juokinga ir, sakyčiau, gana tipiška situacija. Mano 25 metų dukra, dirbanti skaitmeninės rinkodaros srityje, kartą grįžusi iš darbo, karščiuodamasi pradėjo pasakoti apie vieną savo kolegę, perdėtai įsikibusią reklamų televizijoje ir ignoruojančią socialinius tinklus bei kitas inovatyvias reklamos rūšis. Ir žinai, ji man sako, o tai kaip mes be televizijos pasieksime tas 50-metės? Įsivaizduoji, mama? Energingai gestikuliuodama ir juokdamasi kalbėjo dukra, o aš žiūrėjau ją ir negalėjau suprasti, ko taip karščiuojasi. Bet rimtai, kaip kitaip pasiekti tas 50-metės? Gūžtelėjo pečiais. Mam, klausimai žvelgtelėjo į mane dukra. Nesuprasdama, aš juokauju arba kalbu rimtai. Turiu tokį talentą, juokauju rimtų veidų. Ir tą akimirką mane ištiko nušvitimas. Panašiai jautiesi, kai naktį pabudęs svetimoje vietoje negali suprasti, kur esi. Ir kokia nors netikėtai atpažinta detalė akimirksniu viską sudėlioja vietas. Taip ir aš, užkliuvusi už to mam, staiga supratau, kad juk aš ir esu ta 50-metė, kurią šie laikiniai reklamos kūrėjai taip bergždžiai bando pasiekti. Nuo šio suvokimo kūną perlėjo karščio banga. Supratau, kad ne tik reklamos kūrėjai žvelgia į mane kaip į pinigų turinti ir sunkiai pasiekiamą dinozaurą, bet ir visos tos seniokiškos paguodos dainos, tokios kaip 50 metų, tai visai mažai, dar širdyje nesutema, skirtos man. Visą gyvenimą juokiausi iš moterų, kurios vengia minėti savo amžių, o dabar virtau viena jų. Artėjant jubilėjaus pobūvių, griežtai uždraudžiau rašyti tą skaičių visur. Ant torto, salę puošiančių balionų, fotosesijos senelės, bet jis vis tiek mane persekiojo išlįsdamas iš kelio ženklų, nuolaidų skelbimų. Jubilėjaus išvakarėse susikviečiau ištikamąją draugių komandą, tikėdamasi iš jų sulaukti paguodos. Mūsų ketvirtukas per visus džiaugsmus ir negandas dažnai žengia kartu nuo studijų laikų. Ir nedažnai, o darniai žengia kartu nuo studijų laikų. Ir nors likimai vyniojosi visiškai skirtingomis gijomis, į vieną kamuolį mūsų susuko meilė tiesai ir panašus humoro jausmas. Į susitikimą jos atėjo nešinos dovana. Tautinė juosta su ryškiai auksu išaustų skaičiumi 50. Ir kikendamas perjose man į ją nugarą. Kaip tokio amžiaus dar visai pakenčiamai atrodai, pareiškė Klaudija, vyriausiai iš mūsų. Neseniai jai suėjo 52, bet niekas neįstengtų atspėti tikrojo amžiaus, nes ji disponuoja plačią savo vyro piniginę ir gali sau leisti viską, ką grožio pramonė yra išradusi. O galbūt netgi tai, ką dar tik ketina išrasti. Klaudija visuomet gebėjo rūpintis savimi, bet jaunimosi manija ypač paūmėjo sulaukus 50. Labai aiškiai prisimenu tą rytą, kai pabudusi po savo jubilėjaus, priėjau prie veidrodžio ir pakėliau akis, sako ji ir krūptelė, tarsi vėl išgyventų viską iš naujo. Į mane žvelgia nenusakomo baisumo ir senumo boba. Žiūrėjau ir negalėjau atplėšti nuo jos akių. Tai suparalyžuoja. Panašiai kaip braškių lysvėje išvydus kurkiančią rupūžę. Pirmas dalykas, kurį padariau,
Išplėšusi save iš sąstingio, surinkau pažįstamo plastikos chirurgo numerį ir pasakiau, padaryk mane visą. Gaila, kad tas chirurgas gėjus, kitaip jis būtų taip tave padaręs, kad visi norai gultis pas skalpelį būtų iš galvos išdulkėję. Esu įsitikinusi beveik 100%. Kuo daugiau moters gyvenime gero sekso ir kokybiškų orgazmų, tuo mažiau pinigų jie išleidžia grožio procedūroms, sako mano geriausia draugė Silva. 50-metį atšventusi prieš metus ir jokio siaubo dėl to nepatyrusi. 50 yra tik skaičius. Gali būti, kad tą rytą atrodė tikrai baisiai, bet čia kalti ne tavo paso duomenys, o iš vakaro išmauktas alkoholis. Ką neprisimeni, kaip viso pobūvio metu desperatiškai gėrėjai vieną šampano taurę po kitos, o galiausiai viską užpylė puslitrių absoliuto. Merginos, man atrodo, tai neįmanoma. Ta prasme, visą vakarą šampė po to absoliuto. Net ir 20 metį nuo tokio kiekio atrodytų kaip pameklė. Tad ko norėti iš mūsų? Naujas žodis pameklė. Tu pameklė. Jeigu kad nors komentuosiu, man nepatiks, tai tu pameklė. Silvai nėra kada liūdėti dėl bėgančių metų, nes ji visada turi tūkstančius ateities planų. Prieš porą metų pradėjo verslą, atšventusi 50-metį išsiskyrė, o dabar yra iki ausų panyrusi į naują partnerio paieškas, iškart keliuose pažinčių svetainėse. Atvirai kalbant, aš dar niekada nesijaučiau tokia graži ir geidžiama, kaip dabar, sako jie. Per dieną iš įvairiausių kandidatų į mano širdį išgirstu tiek komplimentų, kiek iš savo vyro nebuvau girdėjusi per visą gyvenimą. Ir tokių trumpų sijonų turbūt niekada nesudėvėjusi. Galiausiai įsiterpė trečioji mūsų neišskiriama ketvirtuko narė Laima. To išjungsiu Kamėlę laimės valandą. Man vyras žadėjo YouTube padovanoti be reklamų. Aš tai manau, kad viską reikia daryti laiku. Man asmeniškai 50-metės, dėvinčios vos užpakalį dengiančius sijonus ar plėšytus džinsus, lyginančios visas veido raukšlelės, paniškai bijančios savo amžiaus ir lakstančios po naktinius barus labiau kelia užuojautą negu susižavėjimą. O taip, mes sužiūrome į Laimą ir kurį laiką neįstengiame ištarti nei žodžio. Laima? Mūsų tyloji, taiklioji, mokyklos bibliotekoje dirbanti senmergė Laima, amžinas mūsų pašaipų objektas, išdrįso nukreipti į save 3 kulkosvaidžių ugnį, vos vienu sakiniu įžeisdama visas. O taip, Laima, tu tai tikrai viską darai laiku. Galiausiai iškvėpė Vilma Silva. Laima yra jauniausia iš mūsų. Jai 45, nors nemaž neinvestuoja į savo išvaizdą, atrodo gerokai jaunesnė už mūsų visas ir net save pačią. Laima yra iš to tipo moterų, kurios vadinamas nenusakomo amžiaus. Rožiniai skruostukai, natūraliai putlios rausvos lūpos, žaismingos garbanėlės, apvalaina figūrėlė ir į akis nekrentanti apranga. Tokia ji buvo prieš 26 metus, kai susipažinome, tokia yra ir dabar. Nepasikeitė ir jos statusas. Vis dar dirba mokyklos bibliotekoje, netikėjusi ir neturi vaikų. Laima nuoširdžiai užjaučia mane dėl ištiktos krizės. Baisu ir pagalvoti, ką reiškia sulaukti 50, sako jie. Suvokiu, kad jos supratingumas turėtų paguosti, bet kažkodėl nutinka priešingai. Man jau 40 metų švęsti buvo siaubas. Supratau, kad tai viskas, kad galbūt niekada nebeturėsiu nei vyro, nei vaikų, nepadarysiu jokios karjeros, nesukursiu jokio šedevro. Prireikė ne 1 metų, kad nuo to atsigaučiau. Jo, gera pagoda šiaip. Atvirai kalbant, mano 40-metis irgi buvo nekoks. Jo, pat šitas naujas žodis, šitą keletą kartų reikia skaityti. Jo, prieš aušrą. Gerai, iš ryto. Jo prieš aušryje aš, galima sakyti, klestėjau. Ėjau vadovaujamas pareigas prestižinėme žurnale, turėjau porelę gerų ir klusnių vaikų, mylinti vyrą, buvom ką tik nusipirkę namą užmiestyje, o kieme bėgiojo 2 vokiečių avyganiai.
Švęsdama 38 gimtadienį rėžiau tostą, kuris iš tiesų nykus ir tuščias, kad koks iš tiesų nykus ir tuščias yra mano gyvenimas. Viskas pasiekta, pažinta, nieko įdomaus nebelaukia. Į tai Silva karktelėjo. Oi, prisikalbėsi tu, Kristina, išklausys Dievas tavo maldas. Kai gausi ką nors įdomaus, maža nepasirodys. Prikarksėjo. Po metų užgriuvo baisioji ekonomikos krizė, vyro verslas bankrotavo, aš išėjau iš darbo, o pečius prislėgė banko paskola ir ją mokėti kokią gėdą pradėjo mano tėvai. Todėl dabar esu atsargi ir šįkart mano tostas skamba jau visai kitaip. Kalbu apie tai, kad 50-metis ir menopauzė daugam sujaukė protą ir dažna moteris puola griauti savo gyvenimo. Vienos, debsteliu į Silvą, nutarė skirtis. Kitos, pažiūriu į Klaudiją, perdaro savo kūną. Trečias, keičia lytį ar bent seksualinę orientaciją, užverčio akis į dangų. Bet iš esmės aš esu patenkinta viskuo, ir šeima, ir darbu, ir kūnu. Todėl nieko nekeisiu. Kita vertus, tai nereiškia, kad nenoriu išbandyti ko nors naujo. Juk ir negriaunant pamatų galima padailinti būstą. Mokytis kalbų, kurti, savanoriauti, keliauti po pasaulį. Tai sakydama nežinojau, kad pokyčiai kartais primena griūtį kalnuose. Ir mažutis, nekaltas grumstelis gali virsti viską šluojančią laviną. Net jei nieko panašaus neplanavai ir iš esmės buvai patenkinta tuo, ką turi. Nu va, mes su jumis jau perskaitėm, žinokite, 17 puslapių. Pratęsimas, va, matau, greitai bus. Labai man patinka optimizmas autorės, man patinka, kad ji daugiau ieško pliusų negu minusų. Nes šiaip lietuvių bruožas yra ieškoti tų minusų. Tas blogai, ir anas blogai, ten ir kūnas griūna, ir santuoka griūna, ir ten darbai ir taip toliau. O autorė nuolat ieško pliusų. Ir man labai patiko jūsų atsiliepimai. Ačiū labai, kad rašote, parašėte man labai daug žinučių, kad jums tos temos artimos. Ir žinai, ką rašė labai daug kas. Kaip man patiko? Kad Viktorija, nebijok. Po 50, po 55 ir taip toliau. Nu, iš esmės, mažai kas keičiasi. Tu pats kaip ir nesikeiti. Ir viskas bus gerai. Ir nėra čia ko bijoti, žinai. Ir aš irgi matau mergaitės. Aš jums papasakosiu tokį dalyką, kai man sukako 41, man atrodo, mane ištiko ta didžioji ta krizė, kur vidurio amžiaus. Ir aš galvoju, kad aš mirštu. Aš galvoju, kad aš viską gyvenime padariau, kaip patinai ir pasakoju. Viską gyvenime padariau, viskas pasiekti ir kad toliau nėra iš viso prasmės egzistuoti, nes nieko geriau ir nepadarysiu, kaip karjeros nepadarysiu, ten vaikų nepagimdysiu, taip sakant, viskas sustojo. Bet va dabar man 44 bus ir aš po depresijos metų išlipau iš jos ir žinok, taip kaip dabar aš niekada netapiau. Taip kaip dabar aš niekada nedirbau. Man dabar taip įdomu gyventi tampa. Aš dabar kiekvieną rytą atsikeliu ir nekantrauju, ką aš turiu padaryti. Aš va šiandien žinau, kad aš baigsiu būdą tapyti, kad aš jums knygą paskaitysiu. Ir aš visą kunkuliuoju ir nekantrauju pradėti dieną. To niekada nebuvo. Ne, buvo, gal kai buvau studentė. Arba maži vaikai buvo. Labai geras jausmas. Atrodo, kad iš tikrųjų tas šūkis, tipo, kaip gyvenimas tik prasideda, jisai nėra ta apgavystė, kurią sukūrė žmonės. Žinai, vat kaip jie gyvenimas tik prasideda, galvoju, fuck it, prasideda, ko jisai prasideda, jis tau baigėsi, teta. O dabar tu supranti, kad prasideda kitas gyvenimas. Ir tas tetos gyvenimas, blecha, gali būti labai įdomus. Ir gali būti, kad aš netgi, va dabar, tik tai, ne, amžėjant, tapsiu geresnė dailininkė, negu buvau kažkada. Ir tapsiu gal geresnė verslininkė, ir gal geresnė žmona. Ir gal šiaip gilesnė persona, gilesnė žmogus ir asmenybė, kuri gali kažką duoti pasauliui. Ir aš jau pradedu, žinai, susimastyti apie kokius dalykus. Aš, pavyzdžiui, žiūriu tas pačias nuotraukas Instagram ir Facebook ir galvoju, ką tas turinys duoda žmogui kitam. Nu tai, kad tu su gražia suknelė prie gražaus medžio ir mašinos, nu ir ką. Bet vat jeigu tu, pavyzdžiui, gali padaryti mankštą,
ir padėti kitiems mankštintis, kas tingi. Jeigu tu gali sukurti paveikslą, kuris įkvėpia žmogų, jeigu tu gali knygą tą pačią paskaityti, tu duosi pasauliui naudos. Ir nebus čia tik, žinai, tas grožėjimas savimi, kad pažiūrėkit, aš čia tokia faina. Kažkaip tokiam amžiui jau pagalvoju apie tą naudą pasauliui, o ne tik savo. Rytoj skaitysit pratęsimą.